visus atvykusius. Norėčiau trumpai papasakoti apie partijos veiklą nuo 2010 metų lapkričio mėnesio, kai partija buvo perregistruota Teisingumo ministerijai. Tai mes atlikom nemažą krūvį darbų su pagrindinė, tai su Vilniaus skyrium, aišku, buvo tas darbas. Prisidėjo prie mūsų to darbo ir klaipėdiečiai, ir Klaipėdos skyriaus, ir Kauno skyrius prisidėjo prie to darbo. Tai mes sėkmingai buvom perregistruoti, buvo atnaujinta programa, atnaujinti partijos įstatai. Dėl pavėluotos Teisingumo ministerijos registravimo 2010 metais pabaigoje partija nesuspėjo pasiruošti tinkamai ir sudalyvauti 2011 metų savivaldos rinkimuose. Bet aš manau, tas gal mus neišgąsdino ir sekančiais rinkimais mes pasiruošim ir tinkamai galėsim sudalyvauti su mūsų partija. 2011 metais pavasarį mes surinkėm Vilniaus skyriaus susirinkimą, per kurį buvo pasiūlyta ir patvirtinta skyriaus pirmininko kandidatūra. Buvo išrinktas skyriaus pirmininku Paulius Zabielskas, kuris sėkmingai vykdo iki pačios dienos skyriaus darbo, padeda visokiojopai partijai ir Vilniaus skyriui. Taipogi 2011 metais buvo surinktas Klaipėdos skyriaus susirinkimas. Klaipėdos skyrius pats inicijavo tą susirinkimą. Reiškia, susitikom ten su partijos nariais, ilgą laiką diskutavom, užėmė nemažai laiko. Naujai įstojantis nariai delegavo, kad jie galės atkurti skyrių, padidinti skaičiaus narių ir kažkaip tai išviešinti mūsų partiją Klaipėdos, reiškia, apylinkiai ten visoj, bet dėja gal jiems ne visiems tas pasisekė ir pavyko, bet už tai liko pagrindas, tai šiandien dalyvauja, matau, klaipėdiečiai mūsų, tai Klaipėdos skyriaus pirmininkas Vilius Vizbaras, labai malonu, kad atvažiavo. Tai galvoju, kad vis dėlto viskas bus, galbūt tas ir nauda, kad taip, kai kurie žmonės nuo mūsų ir išėjo, tai netrukdys mums toliau dirbti, kaip sakant. 2011 metais daugiau kaip ir mes nieko nedarėm, nes žinojom, kad 2012 metais reikės perregistruoti partijos sąrašus ir tas krūvis to viso darbo užgriuvo mums ant pečių, nes paveldėjom šiek tiek sąrašus senovinius ir jie buvo senoviškai sutvarkyti, tai tą reikėjo tiesiog rankiniu būdu viską ištaisyti, reikėjo siūsti išklausimus, ieškoti tų mūsų narių. Tai iš tikrųjų atlikom labai didelį krūvį, sėkmingai susitvarkėm ir sėkmingai buvom perregistruoti ir sėkmingai buvo mūsų sąrašai užregistruoti Teisingumo ministerijai. Tai skaitau, kad čia labai didelis darbas ir labai didelis krūvis, kuris mums pavyko. Nes jeigu turbūt žinot, buvo virš 40 partijų Lietuvoje, dabar jų liko mažiau kaip 30. Tai mes esam, kaip sakant, tam 30-ukė dabar. Reiškia, šiais metais, manau, mūsų pagrindinės partijos būtų, aišku, darbas ir uždavinys, tai rudenį Seimo rinkimai, kuriems mes turėtumėm, aišku, dar turim laiko ir kuriems turėtumėm labai rimtai pasiruošti ir galvočiau, kad turėtumėm neblogai sudalyvauti tos rinkimuose. Taipogi, baigiant savo tą trumpą ataskaitą, labai džiaugiuosi ir patenkintas, kad vis matau vis daugiau ir daugiau naujų narių įstojo mūsų partiją. Tarp tų narių ir mūsų palaikančių yra jau žymus žmonės, tai ponas Valdemaras Valkiūnas, dabartinis Seimo narys. Malonu prisidėjo prie mūsų partijos veiklos ir manau, kad jisai neštų ir su savo patirtimu, ir su savo politiniam patirtimu neštų labai stiprią jėgą į mūsų partijos veiklą. Tai principė, kaip ir ataskaitą aš norėčiau pabaigti tom, nes nebuvo per tą trumpą pusantrų metų daugiau kaip ir tokių kitų darbų mes fiziškai ir juridiškai nesuspėjom daugiau kažką tai daryti ir kaip ir viskas tikriausiai. Tada aš čia baigiau. Norėčiau dar jums dar kartą pristatyti Valdemarą Valkiūną ir galvočiau, gal Valdemaras Valkiūnas kažką tai bent minutėlę apie save papasakot.